Šių metų balandžio 13 dieną, 17 val. Vakaro Vilniaus universiteto filologijos fakultete įvyko filologijos fakulteto studentų atstovybės ataskaitinė rinkiminė konferencija. Ataskaitiniai rinkiminiai konferencijai moderuoti buvo pakviesta Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Jelena Larionova. Konferencija prasidėjo filologijos fakulteto studentų atstovybės pirmininkės Julijos Šabasevičiūtės įžanginių sveikinimu ir praėjusiais metais įvykdytų darbų apžvalga. Darbų buvo įvykta labai įvairių, labai daug ir šiek tiek vieni buvo smulkesni, kiti svarbesni, didesni. Tai pasistengsime daug apžvelgti tokius didesnius, ryškesnius darbus. Pradėsiu nuo tokio darbo, kuris įvykdytas buvo labai neseniai, bet manau, kad tai buvo labai svarbus darbas. Tai buvo parašyti 2 projektai kultūros rėmimo fondui dėl zoologijos rudens finansavimo. Vienas svarbiausių konferencijos tikslų – išrinkti naują filologijos fakulteto studentų atstovybės pirmininką iš 3 turimų kandidatų. Kandidatuoti išreiškė 3 asmenys. Tai yra Karina Čereškevičiūtė, Paulius Baumila ir Rasa Repčiukaitytė. Ar yra dar norinčių? Iš tikrųjų, aš manau, kad šiuo metu mūsų fakulteto padalinys, apskritai fakultetinė bendruomenė, turi labai tvirtas pozicijas, vėlgi dėka kranta po mūsų. Ir vyksta tikrai sklandus visuomet dialogais tiek su administracija, tiek su dėstytojais. Galbūt šiek tiek aš manyčiau, kad trūksta, kaip buvo minėta, trūksta dialogos su studentais įvairių pobūdžių. Balsavimo teisė buvo suteikta filologijos fakulteto studentams. 21 balsavimo biuletenis. Vienas iš jų pripažintas negaliojančiu. Toliau. Balsadėžėje rasti 4 balsai už Rasą, 8 balsai už Kariną ir Paulius rinko 18 balsų. Tai reiškia, kad antro turo nebus. Išsveikinam Paulių, kuris tapo. Balsavimo komisijai suskaičiavus balsus, naujoji filologijos fakulteto studentų atstovybės pirmininku buvo išrinktas prancūzų filologijos 1 kurso studentas Paulius Baumila. Kiti svarbesni tikslai – kandidatų rinkimas į Vilniaus universiteto studentų atstovybės filologijos fakulteto valdybą, taip pat tarybą, studijų programų komitetus bei Vilniaus universiteto studentų atstovybės parlamentą. Naująjį pirmininką ir buvusią pirmininkę pasveikino Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas Liutauras Gudžinskas, kartu įteikdamas dovaną už jau atliktus darbus ir dar būsimus. Konferencija baigėsi ovacijomis, nuoširdžiais vieni kitų sveikinimais, buvusių filologijos studentų atstovybės pirmininkų bei veteranų kalbomis ir gražia mintimi, jog filologijos fakulteto bendruomenė yra kaip šeima.